Nu va, kaip gražiai susitvarkė, butuką, viską. Nei daiktų perteklinį, nieko. Viskas. Viskas. Taip, trumpai važiuojam į Vokietiją. O ilgesnis variantas yra toksai, kad dabar Kaune yra šalta, žiema, turime 10:07, nors planavom, kad išvažiuoti reikės 5. Tai tik poros valandų vėlavimas. Tai info tokia, kad grįžtam į Ispaniją, savo antrus namus, laikas peržiemot kaip paukščiam. Tai anakart kažkaip labai video buvo labai populiarus, tai gal kažkam tiesiog tikrai įdomu, arba šiaip fainas čilas, sėdi ant sofos kažkas tūsinas, ta prasme, ir vargsta prie vairo. Tai varom į Ispaniją, važiuosime iš viso beveik nepilną savaitę. Trečiadienį, ketvirtadienį planas būti vietoj. Tai tiek iš tikrųjų nereikia važiuoti, šiaip užtenka 3 parų. Bet norime išsaugoti darbo dienas, kad spėti padirbti ir uždirbti. Kelionė bus tokia, kad važiuojame dabar, šiandien pasieksim Vokietiją, rytoj pasieksim Prancūziją. 3 naktis turim nusipirkę Prancūzijai, iš ten pasidarbuosim ir tada per visas šventus damušim kelionę, bus likę tik 1200 km ir pasieksime namus, jūrą ir plus 20. Vėl atstatysime tą šalčio norą ir balansą. Kaip vadina nuotaikėlės? Nuotaikėlės 9, jėgų taip 3, tai į kelią. Nedaug mėgojom, reikėjo susidėti daiktus. Tai, kaip sakant, startas ir lekiam į tą rudenį. Svarbiausia šiandien pasiekti yra Lenkiją. Kirsti Suvalkų koridorių, o po to jau bus lengvas vairavimas. Ir 1300 km. Žiūrėsim, kaip seksis. Tai po biškį galva pradeda atsigaudinėti, vis kažką atsimenu. Tai turim iki pirmo taško 11 valandų ir 1289. Lango 1,5 laipsnio šilumos. 1,5 su tiek paliekam Lietuvą. Grįžom į Lietuvą birželį per lietų, išvažiuojam paliekdami su lietum ir gerai, kad nesu sniegu. Pasikeitė navigacijų, kad jau 1 valandą trumpiau liko ne 11, o 10 valandėlių. Bet greičiai labai mažėjam, nes nepaisant to, kad dar remontuojamas kelias, bet dar ir turim sniego. Taip, kad nepamirštume, dėl ko išvažiuojam, tai užtvirtinimui dar padavė tavasme normalaus tokio šlapdribinio sniegučio. Turėjome trumpą sustojimą Suvalkose, jau prašvito galiausiai pagaliau. Evelina valgo tortuką, sakė, vieną tik tai kasniuko, vieno kasnio tokias sumaišti. Nes nespėjom Lietuvoje suvalgyti, nueiti desertinę, tai man tokie mažuliukai įdėjo. Ragauju. Ragauja. Sunku net atsikast. Nieko. Gerai, kol kas turime 2 laipsnius, nieko gero, varom link Varšuvos, ten bent turėtų iki 10 pašilti, bus galima drąsiau vairuoti, nes kol kas tai nieko smagaus. Na štai, Donatas įsirinko geriausią kelią, kaip matot. Tik ką padarys, kad Lenkijai tokie keliai? Lenkijai, jo, atradom puikius kelius ir varom. Navigacija sako važiuoti čia. Visi Lenkai važiuoja čia. Reiškia, Jisai seka kažkokius žmonės, nežinau čia. O sako, Lietuvoje prasti keliai, jau pasižiūrėkit, Žiūrėkit, hebra, kaip čia. Blogai viskas. Pagaliau saulutė. Sveikinomės jau. Taip, su Evelina važiuojam, įveikėm tam tikrus etapus, kurie buvo probleminiai, dėl jų netgi navigacija siūlė važiuoti per Berlyną, tai realiai 300 km daugiau, kad nestovėti kamštyje, bet rizika šį kartą pasiteisino, atsipirko. Ir tas važiavimas per mišką ir kaimo sodų keliukus buvo geras sprendimas. Dabar mes jau kliūčių nebeturim, važiuosime jau toj
Nu, netoj, dar kelios valandos iki Vokietijos sienos. Ir tada jau pateksime į autobaną ir ten turėtume problemų jokių neturėti. Evelina jau valgo salotėlės, kurios ėjo prie mano šnicelio. Atvarėme degalinę, užkasti, esam jau Vokietijoje, kirtom sieną. Dabar atsisėdom biškį čia susitvarkyti su visokiais viešbučiais. Radom viešbutuką už 100 eurų, ne, už 8 eurus. Prie pat autostrados, tai dar 4 valandas reikės važiuoti. Dabar turime 6, tai 10 būsim vietoj. Dar reikės gal vieno kokio sustojimo į tualetą ir panašiai. Ir turėsim vietą, kur nakvoti. Tai čia fainai. Rytoj bus likę šiek tiek mažiau laiko važiuoti jau iki Prancūzijos. Kaip Evelina vertinat salotas? Neblogai. Šniceliukas minkštas, skanus. Skanus, ane? Kai pradėjom kelionę, tai panašu, kad pirmoji diena ir baigėsi su tamsa. Liko 1 minutė važiuoti. Va, koksai gražus amerikoniško stiliaus moteliokas. Visiškai. Evelina bando kodą įveikti. Pažiūrėsim, kaip seksis. Tai kol bando įveikti, tai trumpai informacija tokia, kad pravažiavom 1340 km ir važiavimo laikas buvo 14 valandų. Tai turbūt kol kas mano daugiausiai pravažiuotas atstumas per vieną dieną. Išvažiavom 7, tvarėm 10. Ir Evelinai pavyko atrakinti apartamentą. Taip, čia ta įranga. Šaldytuvas yra. Evelinai jau per karštą yra, laukia +6. Ką tu pasižiūrėkit, virtuvė. O jau šaldytuvas koksai. Nu, tai čia tai jau žinokit, galima. Tik pirkinių neturim. Neturim. Nu, neblogas interjeras, toksai industrinis. Viską, tolikiukas. Kur čia šviesa įsijungia? Gal nėra čia tokio dalyko? Šviesa atsirado, bet nežinom kaip. Lyg ir pajudinau gal duris, gal čia koks yra kontaktas. Nu, žodžiu. Jeigu eini į vonę, reikia užsidaryti durelę. Nu tai va, vonė irgi tokia vat tvarkingai įrengta, dušo kabina, viskas. Liuks. Labas rytelis, nauja diena pas mumis, sekmadienis ir paskutinė keliavimo diena šią savaitę. Ir keliausime šiandien į Nimes miestelį Prancūzijoje, kuriame praleisime 3 arba 2 naktis. Nelygų kaip bus su noru, turime užsirezervavę 3 naktim, bet tikėtina, kad pabūsime gal 2 naktis. Tai ryt po ryt, o po to jau vėl kilsime į kelią į Ispaniją. Tai šiandien reikia pravažiuoti mums nei daug, nei mažai 987. Evelina, kaip jūs nusiteikus? Puikiai, 10 balų. 10 balų, žinok, pamėgojau. Kur? Ai, va kaip čia atrodo dieną viskas. Žmonės neišvažiavę, bet renkasi daiktus. Su Evelina ieškom kur pavalgyti. Atvažiavom į tokį pilies miestelį. Da tiesiai, gerai. Viskas ramu, senoviška. Gal kokį riestainį gausim. Pirminį restoranėlį radom, bet Evelina išrinko taip, kaip į ofisą eitų. Korporatyvinį didžiulį prabangų viešbutį, kuriame duoda visi su kostiumais, ta prasme, ir visi tenais, žodžiu, pusryčiauja a la carte. Tai užėjau, jaučiausi nejaukiai. Nėra taip, kad mes abudu dirbam korporacijose ir į darbą dažnai einam su kostiumais, bet su išeiginiais audimo treningais nenorėjau eiti. Kažkaip, sakau, nu, blema, kažkaip nejaukiai. Tai paprašiau, kad paškotų kažko paprašiau. Tai radom kavinukę vietinę, duoda pasitukus, vietiniai atvažiuoja pasimti bandelių, nusipirkti. Čia labai tų bandelių mėgsta. O tai yra toksai va, laikrodis. Ir einam pusrytukų.
Nu va, ir vaizdą gavo mergaitė, ką tu čia? Va čia mano lygio jau. O ta alergiška skardai. Nu, pagaliau Evelina gavo biškį užkastę. Sakė, norėčiau bandelės. Tai bandelė galvos dydžio. Mano amerikano. Kavelė. Skramblas. Mano 2 kiaušiniai. Hopai. Džemukai užtepti ant batoniuko. Sakė, kumpeliai, viską. 8 eurai. Vieną porciją gaunasi, tai 2,16 gausis. Tai daug geriau negu tam korporatyvė būtų buvę. Tai manau, bet 15 galvai niekaip. Ir kostiumą reikia savo atsinešti dar. Neprabėgo ne 9 valandos vairavimo. Šiandien apie 10 arba 9 valandas vairavom. Žinau, kad 990 km įsukom. Esame Nemes miestelėje, jame ir apsistosim. Nieko per daug nefilmavom, nes labai nuobodus kelias, tiesiog važiavom ir tiek. 2 kuro pilimai šiandien buvo. Mašina daugiau srebė, negu lyginant su mūsų senuoju Lexusu. O šiaip nuotaikos tai superiškos. Kaip Evelina, jums? Viskas gerai, viską jau paslėpiau į šaldytuviuką. Žodžiu, eisim vakarinę, prisipirkom ten visokių paruoštukų. Jo, paprastai. Nu tai ką, būtų apžvalgėlė, kaip visada. Taip. Mini virtuvikė. Virtuvikė, viskas yra. Griliukas. Mūsų daviniai kelių dienų, kriauklėvonė. Čia yra svetainė, čia mano darbo vieta rytojaus bus. Gerai, kad susipratai. Taip, iškart susipratau. Čia Evelinos darbo vieta bus. Tai keliau, lampus ant viršaus. Nu, taigi nedirbi, tik teliką ir žiūri. Langelis, miegamasis, lova trumputė tokia nedicka. Ne, normaliai, čia tik pagalvių du pridėti. Tai šiaip. Nieko, aš dasidėsiu kėdę gali. Ką dar čia turim? Turim didelę spintą, sofą. Vaiko kėdutė Evelinai. Ir dušinė. Viskas labai tvarkinga, minimalistiška. Labai gera kaina. Už 3 naktis mokėsime tik tai 105 eurų. Ir kas dar yra gerai, kad automobilis yra iš karto ant akių su visais mūsų mantom. Nu, čia nieko nesimato, rytoj pafilmuosim. Tai čia iš karto išeini į terasą ir jau esi lauke. Pirmadienio diena. Evelina jau laukia eiti kavos. Turime laikrodį neatsuktą Prancūzijai, tai rodo lietuvišką laiką, labai patogu. Darbuojame savo. Ten Evelinos jau darbo staliukas. Turim kelias minutės. Namie neskani kava, bėgam greitai. 3 minutės iki kavinukės. Dar reiks išsiaiškinti, kaip. Ir va čia yra mūsų kiemas va toksai, jau galim išeiti jau į terasą, jau beveik kaip Ispanijai. Gerai, čia taip sudėtingai rakinasi. Čia taip yra įdomus dalykas, kad va, visur šiukšlių pridėta prie durų. Bet vakar matėm, kaip tik atvažinėjom, kad važiuoja šiukšliavežiai ir renka viską. Va, telikas, gal kam reikia. Ir meta savo į kūzovą. O išdrįso, laukiu 15 minučių, kol perės tą gatvę. Perės nėra, viskas jau. Nu, mūsų pabandymas išaiškinti, kad norim išsinešti, nesigavo. Taigi išsinešiam, va. Jo. Tai ragaujam. Nu, visur cigarečių, pelenų pilna, viską. Žmonės rūko, vidu prirūkyta irgi. Kavinukiai. Vaizdas toks. Oi. Ar skanesnė? Tikrai skanesnė negu namie. Buvo 7. Namie buvo 5. Max. Nu jo, gal 4 visi. Grįžom iš kavos, vis tik tai davėm 6. Evelina tikrina granatos, kaip auga ant medžio. Galima valgyti sėklikės. O čia mūsų fazenda. Važiuojam aplankyti lankytinų objektų. Nedaug laiko liko iki kol sutems. Tai norim pažiūrėti bent jau tos 2 labai jau siauros mažos gatvelytės. Įdomu, kad nieks posūkių nerodo. Mes irgi nerodom, nėra čia ko. Evelina sakė, kad nėra nepatenkinta. Mes dabar jau atvažiavam į Nemes centrą.
tiek kaip sunku yra atvažiuoti ir ant kiek čia daug yra vietos. Didžiausia aikštė iki pat galo tenais. Einam į Monopriksą. Monopriksas yra toksai alebiški premium segmento prekybcentris, kuris dažniausiai būna centruose, tik vieną turim. Nusipirksim skėtį, nes kaip be skėčio kokių nors šaly. Namuose visus skėčius palikom, tai žodžiu, kaip durneliai. Nu, praeitais metais vežėmės, bet Ispanijoje tai, žinokit, reikėjo niekada. Su Evelina dabar stovim, laukiam, nes vaizdas tai tenais, ojojoj. Čia vis tik gal net neskėčio reikėjo, gal kažko rimčiau. Nu, ko laukiam savo... Reikia kažkaip pradžiuginti, nes jau visai ten liūdesys už langelio. Tai atrodo, kad tai bus potvynis. Pasiėmėme kleriukų. Gerai, duokit man tą mano vandelinį. Na, jau kaip matot, mūsų miesto apžvalga baigėsi tom, kad einam į parduotuvę. Šį kartą didesnę, apsipirksim tą, ką planavom Ispanijai. O su miestu kol kas tai tiek baisiai neliūdim, nes nelabai jau čia ką ir praradom. Taigi pamatėm fontaną. Fontaną pamatėm. Labai gražus fontanas. Einam pardą, reikia pasiimti vežimėlį. Grįžom namo, nieko per daug nepafilmavom, nes įsivėlėme į parduotuvę, tai tenais įnikom į paieškas greitai viską apsipirkti. Nepaslaptis, važiavom pirkti kremanto. Kremantas yra putojantis vynas, kuris yra gaminamas taip tom pačiom technologijom kaip šampanas, tik yra kur kas pigesnis. Tai nusipirkom pilną bagažinę, kai prašvis, tai parodysim, kaip atrodo juokingai, kai kokie alkoholikai, kontrabandininkai. Bet nieko nepadarysi. Kremanto rūšies vyno įsigyti Ispanijoje yra neįmanoma. Niekur, net elektroniniai parduotuviai. Maks, ką gali gauti iš importinių, tai yra prosekas, o vietinė kava yra labai neskani, bent jau mes nesam jos fanai. Tai nusipirkom 25 vienetus. Nu taip, proto ribose, nes kaip ir nelabai kur kištoj mašinai bus dar, tai ten turėsim dar pagalvoti, kur sudėti. Bet apie kainą kalbant, tai sumokėjom 151 eurą. Jeigu būtų Lietuvos kaina, būtume sumokėję apie 360. Tai geriau apsimoka. Žiauriai geros kainos. Žiauriai. Vieną iš jų eisiu ragauti. Šnekit. Nu ir didžiausias iššūkis tai šitas, kaip ką vakar ir pasakojau. O šitą visą kolekciją reikia iškaišėti, ne šiaip čia lagaminai turėtų būti, o ne buteliai. Tai bandau. Padėjom iš Nimeso miestelio, važiuojame link sienos, jau link Ispanijos. Mūsų kelionė truks 6 valandas, šiek tiek jau mažiau negu 6 valandas. Dar turime užvažiuoti į parduotuvę, nes Evelina pamatė, kad mašinai dar vietos yra. Nes geriau vakar visą šantą, tai galvoju, dasipirkt. Tai dar užlėksim į Carrefourą, ten tokių smulkmenėlių reikia nusipirkti, ko tik yra tik tai Prancūzijoje. Ir lėksime iki Ispanijos rytų pradžiai. Tai pakeliui miestas, nepasakysiu pavadinimą, labai sudėtingas, iš B raidės, bet ne Barcelona. Barceloną pravažiuosim. Čia dabar jie man atspėt reikia? Taip. Jau supratau. Tai ir tau atspėt reikės, kai žiūrėsi įrašą. Ne, tik aš galim bandyti baukasiausiau. Baukasiausiau. Čia jame liksim nakvot? Jo. Pačių Ispanijų? Taip. Baukasiausiau. Bus baukasiausiau. Tada patikrinsiu, ką aš nusišneku. Jau po apsipirkimo vis pamirštu kamerą pasiimt, bet nes vis laik taip skubam, bet labai neįdomu tose parduotuvėse, ne Evelina? Nu, aš tau vis laik bandau atkreipti dėmesį, kad tu biškį pakalbėtum kažkam. Ką pakalbėtų mane sunervino, nenuvedė pavalgyti, nedavė nei pizzos, nei McDonald's. Mes neturim laiko. Mums reikia iki 10 būti, liko dar 405 kilų. Čia yra belė kiek. Prieki matosi kalnai. Tai yra jau
Prancūzijos Ispanijos siena. Šiaip visa siena su Ispanija eina būtent kalnų tokia siena, tai matyt, kai dalinosi viduramžiais teritorijas, tai neperlipo kalno, sakė, ai, kas už kalno jūsų, kas prieš kalną mūsų. Ir viskas. Paprastai. Tai kelias geras, toks ir bus, oras 19 laipsnių, klausom podcastą, tada gal kokios muzikos paklausysim ir jau būsim vietoje. Labai jau laukiu Ispanijos dalies, galės Evelina kalbėti jau ispaniškai. Hola, hola! Hola, hola, ¿qué tal? Ir rytoj jau namai namučiai. Laukia, tikiuosi, jau nakvynė, savo lovelį. Po Vokietijos mano įdėjau kelis storius, kad važiavam 200-250. Ai, testavo mašiną, kad jau galima buvo tai pasižiūrėti. Reikėjo kiek ryja kuro. Ryja labai daug kuro, prie 250. Suvartojimas degalų yra 26 litrai 100 kilo. Tai gal ir nuvažiuosi kažkiek toliau, bet viską degalinį prakalsi tada, nes kol pilsės, kol viską, tai kaip ir tuščias skubėjimas. O tada draugas parašė, sako, kad, jeigu čia su tokiais greičiais įprasi, po to visur lakstysi Lietuvoje, taip. Bet Prancūzija greitai išauklėjo, tik važiavom, tenais greitis leidžiamas yra 130, aš galvoju, kad yra paklaida 10 km kaip Lietuvoje. Tai paklaidos nėra, pasirodo 5 km per valandą yra paklaida, o tai reiškia, kad mūsų nufotografavo ir baudos yra, nesvarbu kiek tu viršį, yra 135 šiaip bazė, bet jeigu pirmą kartą, tai 90. Ir puikiai žinau, kad prancūzai yra pasirašę sutartį su Lietuva ir sėkmingai transferina tas baudas, tai greit išauklėjau, žodžiu, pamoka už 9 eurų. Tai prie visų dar kelio mokesčių, už kuriuos 8 eurų palikom, dar ir papildomas greičio mokestis buvo. Tai viskas. Tai keliausim į Ispaniją, o Ispanijai mus gaudys iš malūnsparnių greitį matuoju. Ten dar fainiau. Niekada nežinai iš vis pagavo, nepagavo. A ne, Evelina? A ne, dar. Gerai, viskas. Baigė. Čia mūsų toks viešbutėlis. Yra baseinas. Jau dabar yra ne sezono metu, tai baseinai jie yra pripilti, bet juose plaukiot neleidžia. Nors mums lietuviams, tai sakyčiau, dar čia šiltas vandenėlis, o ispanai viso. Sezoną uždaro iki birželio. O kai turi butą Ispanijai, tai dar ir mokesčius moki už tą baseiną visus metus, nors naudotis negali. Nu, taip jau yra. Toks bendrabučio tipo. jau bus kažkas. Nu ką, žengiame mūsų apartamentus. Oi, tai žmonai, man negaila. Viską, kas geriausia. Sakau, prie jūros, tai aišku. Gal biški nusuk reikia. Tada sakau, bet koks baseinas. Ne, tai aišku. Bet gal aš iškart kviečiu jūs. Gerai, tai pradžiai pasižiūrim, mūsų čia mėgamasis jau, kaip supratau. Čia yra mūsų spinta atvira. Viską, matosi, čia jau dažnai buvo nudaužoma. Kur tavo tai turiu? Aš nerodau tavo lagamino. Nėra, kad ten žiūrėt. Mergaitė kaip išmokinta. Pusė lagaminiuko dabar jau susideda. Darbo stalas. Kvepia švaram. Viskas čia taip pobaisiai. Paraša. Higieniko. Čia jau kažkas... Gal ir buvo kokios sutrenkimo. Čia jau Ispanijos dalykėliai. Ispanijos dalykėliai yra tai, kad užeini į viešbutį ir čia kondicionierius įjungtas ant nulio ir varom, vėlia kaip tai išjungiu, nes jau taip iššaldytų. Nu ką, tu čia vaizdas, tai superinis, rytoj dar parodysiu. Žiūrėk, butelis galėsim skaičiuoti. Eisim po to prie. Super. Labai gerai, labai gerai. Konteinerį, šiukšliadėžės, o ten mašiną pastačiau. Ne, šiaip tai čia pigus viešbutis už 57 eurus, tai... Su pusryčiais. Tai čia nėra ką norėt, nėra ko čia savo kelt daug. Nedarėjom čia išlaidauti, nėra čia ko. Atskiros lovos. Oi, atskiros lovos. Gerai, viskas, einame gučiu. Labanakt.
Atsikėlėm ryte savo. Aišku, atsikėlėm daug anksčiau negu kad planavom. Nes pasirodo, kad šiandien darbo diena yra žadintuvas buvo neišjungtas. Ir mus kėlė normaliai, kaip keltumėmės 6:30. O, ir čia jau pagaliau galim pamatyti Ispaniją. Nors esam 6 valandos kelio nuo namų, bet iš esmės vaizdai viskas tie patys. Jūra. Cool. Einam susirinksim daiktelius. Tiksliau, dabar eisime mokamų, tiksliau pusryčių, už kuriuos susimokėjom. Kaip Evelina? Mokamų pusryčių eisi? Aišku. Reikės suvalgyti už visus 3 kartus, kai jų nesuvalgom. Kiam gražiam vaizde, su saulutė savo. Valgysim pusryčius, labai prasti pusryčiai, šiaip. Aišku, skrambulas atneštas toks viemalas, tai nedaug įsidėjau, paragausiu. Šoninė negerai atrodo. Kiaušinių nebeliko, visi išgraipstė, tai jau aš jau likučius pasiėmiau, o Evelina jau virtą ėmė, nes jau, kaip sakė, nelabai jau kaip ir variantų yra. Kaip Evelina, jūs jaučiatės? Gerai? Gerai, tai pusryčiai tai šudini. Šudini? Nu nieko, nu nedaug sumokėjom. Bet reikia suvalgyti dabar jau čia, žinai. Stalą turėjau suradyti, kad galėtum čia valgyti. O, tiksliai stalas labai. O, jėtų. Tai va, pavalgėm, papusryčiam. Prastokai pusryčiai. Trejetas geras. Stiprus. Nu gal dvejetas, vis tik dvejetas, žinokit. Bet kadangi už 5 eurų naktį ir su pusryčiais, tai skaitau, kad labai gerai price performances atitiko visiškai savo lygį. Šiaip vidutiniškai kainos jau čia prasideda apie 8-9 eurų, tai jeigu taip tam zoną iššokit, tai jau čia labai pigiai. Tai va, viskas, kylame nuo pusryčių stalelio ir laukia mūsų 6 valandos kelionė iki namų. Pravažiavam 300 kilų jau. Turime, neturiu laikrodžio, nusėdo pakrovėjas kažkur lagaminę. Tai kelias labai geras, oras 23 laipsniai, dabar sustojame degalinčikiai Repsoliuko ir nuėjo į Tūliką. Kaip matot, kraštovaizdis jau yra normalus, mums pažįstamas. Tai uolos ir kalnai, nusipirksiu kažką atsigerti ir tęsim kelionėlę. 400 kilų liko, būsime apie 4 valandą. Tai manau, kad dar spėsim net ir saulę pasidžiaugti terasui. O gal ir nespėsim, nes reiks važiuoti parduotuvę, visko nusipirkti, vandens, visokių taip toliau. Va, prabėgo jau kelios valandos, liko 30 minučių iki chatos. Šiandien, suprantat, kadangi yra lapkričio 1, tai čia irgi yra laisvadienis. O su laisvadieniais yra situacija tokia, kad čia tada nieks nedirba. Tai, bet vieną parduotuvę vis laik žinom, kad dirba, tai Carrefour'as esantis tarp laukų Almerijos ūkių, kur labai daug dirba lietuvių ūkiuose, ir čia šiaip jau gyvena. Tai eisim, apsipirksim tokių bazinių dalykų. Reikia Krevečių reikia. Krevečių, bazinių dalykų. Krevečių, midijų, austrių. Nu viskas, Evelina jau su kaiminėm pletkina. Nuėjo, paliko mane vieną. Tai atvykom į chatukę, bandysim parkuotis, žiūrėsim gal, kad niekas nebūtų užėmęs vietos. Viskas, draugai, atvažiavom. Finally pasiektas mūsų galutinis tikslas. Svarbiausi daiktai. Yra konservai burokėliais atvežti. Dar Evelina slepia 7 butelius to majonezo, nes, kaip ir gal ir minėjom, gal ir ne, kad tai yra labai retas. Oi, kapustai. Kapustai, majonkė, pupelių sriubą nesuvalgėm Kaune, tai ir mamos burokėlių dar čia, jau egzotinių. Viskas, va, šmutkelės, eisim, susitiesim vėl visus daiktus, čia per tos daug kukliau, visko nebesivežiuojam, čia tarp tų 2 šalių. Čia tik pasirinkti drabužių reiks maikių išmesti ir naujų nusipirkti, po 15 eurų polo maškinukai, hopo. Ir va, prašau, jūra. Jūra, 23 laipsniai, šilta, pasaka.
pasaka. Viskas. Vasara bus pratęsta. Sur matau purvas, reiks eit valyt. Ir tiek. Tai va, tai sumontuoju šitą videką ir iš karto sėdu prie Japonijos. Tai kaip ir sakiau, nieko įdomus šitam video nebuvo. Kas? Tikiuosi indukcinė? Tikėkis. Iš nuotaikėlės jau matau, kad indukcinė, tai gerai. O kaitlentė pakeitė, tai... Nes lažybas pralašiai, tai vakarienė iš savo pusės. Gerai, tai ką, tai kol kas tiek ir toliau bereikit žiūrėti į Japoniją, kaip tenais mes vargom toj Azijatų šaly. Ačiū!